Problemos reikia ieškoti ne žmonėse. Problemos reikia ieškoti socialinėse struktūrose. Sveiki atvykę į socialinės įvairovės dialogus ir sveiki Mariau. Šiandien kalbuosi su Mariumi Markucku, filosofijos mokslo daktaru, taip pat žmogum su negale. Mariau, jeigu galima ir iš karto toks klausimas, norėčiau paklausti, kaip čia tie dalykai sueina? Filosofija, negalia, na ir visa kita. Tai laba diena pirmiausia. Iš tikrųjų labai malonu dalyvauti šitame pokalbyje, o kaip šitie dalykai sueina. Geras ir platus klausimas. Aš manau, kad negalia šiandien man yra pagrindinis tyrimo objektas. Turiu minty mokslinių tyrimo objektas vykdomas, ar ne? Negalia man tuo pačiu yra ir žmogiška egzistencinė patirtis, su kuria aš gyvenu kiekvieną dieną jau gerokai daugiau negu 30 metų. Kaip sueina šitie klausimai, turiu mintyje asmeninės patirties ir vykdomų mokslinių tyrimų požiūriu? Manau, kad tokiu sinerginiu būdu. Turiu minty, kad negalia man nėra kažkoks šaltas pažinimo objektas, svetimas, prie kurio aš prieinu tokiu grynai išorišku būdu, bet, kaip ir sakiau, tai yra ir tam tikra egzistencinė patirtis, kuri, manau, mano atliekamus tyrimus, filosofinius svarstymus turtina. Ta prasme, kad, ji man leidžia šį tyrimo objektą matyti ne tik iš išorės, bet ir iš tokios asmeninės ar, sakytume, vidinės perspektyvos. Aha, čia egzistencinę patirtį paminėjai, tai kažkaip tada norėčiau trumpai nubėgti prie Jean-Paul Sartre, didžiojo egzistencialisto, ir paklausti, tai kaip su ta laisvė? Su šita laisvė, puikus vežimėlis, gražus vežimėlis, o kur negalia, mes kažkaip įpratę matyti negalią kaip labai didelę apribojimą, o čia kalbė apie egzistencinę laisvę, tai kaip yra su ta asmeninė laisvė? Jau paminėjote Sartrą ir iškėlėt laisvės klausimą, tai turbūt puikiai žinote, kad Sartras kalbėjo apie tai, kad žmogus yra pasmerktas laisvei. Tai galbūt dar norėčiau, atsakinėdamas į tokį platų klausimą apie gyvenimą, apie laisvę, sugrįžti šiek tiek į savo vaikystę, į savo ligos pradžią. Aš susirgau reumatoidiniu artritu būdamas 3 metų. Ir viena pirmųjų mano išvykų susijusi su mano liga buvo į sanatoriją Druskininkuose Eglę, kur aš sutikau lietuvių poetą Joną Mačiukevičių. Aišku, iš to susitikimo aš mažai ką pamenu. Poetas kalbėjo su mano tėvais, aš buvau šalia, bet jis, turėdamas tos pačios ligos patirtį, užrašė man į Druskininkų albumą, turėjom Druskininkų albumą, tiksliau tėvai turėjo tokius žodžius, kad nėra nieko sunkiau ir lengviau užgyventi. Žinoma, negalia yra tam tikras iššūkis, tačiau tuo pačiu, nuo ko mes ir pradėjom mūsų pokalbį, didelė galimybė. Mąstydamas apie negalią, aš, tiesą sakant,
tai buvo nuo pat mano mažumės, aš niekada nemąsčiau apie negalią kaip apie kažkokį apribojimą. Aš visą laiką mąsčiau apie negalią kaip apie žmogišką galimybę. Patirti pasaulį, specifiškais ar net sakyčiau unikaliais būdais. Ir būtent dėl šios priežasties, šiaip visuomenėje labai vyraujantis diskursas ar įsitikinimas, kad negalia yra žmogiškasis deficitas, kad negalia yra limitacija. Man jisai niekada nebuvo priimtinas, niekada nebuvo suprantamas. Žinoma, kaip žmogus turintis judėjimo negalią, aš susidurdavau su tam tikrais judėjimo apribojimais. Tačiau juos visą laiką mąstydavau pirmiausia kaip socialinės aplinkos problemą. Ir tiesą sakant, šiuo metu vyraujantis negalios modeliai, reikia džiaugtis, kad jie atsiranda, turiu minty ir socialinį negalios modelį, ir žmogaus teisių negalios modelį. Jie pirmiausia klausia apie žmogaus būti pasaulyje. Kokios yra sąlygos žmogui būti tam tikroj socialinėje erdvėje, tam tikroj socialinėje aplinkoj. Ir čia mes jau iš tikrųjų galime klausti labai plačiai, nuo požiūrių iki tam tikrų materialinių struktūrų, kuriuose atsiduria gyvenimą gyvenantis žmogus. Ir vėlgi, čia turbūt grįžčiau prie tokio savo gyvenimiškos patirties pastebėjimo, kad jeigu ta socialinė erdvė yra sutvarkyta tokiais būdais, kad aš joje galiu judėti savo vežimėliu be problemų, tai aš nematau galimybių mąstyti apie save kaip apie žmogų, kuris yra neįgalus. Ir būtent dėl šios priežasties dabar ir savo atliekamuose tyrimuose aš pirmiausia mąstau apie įgalinimą žmonių su negalia, ta prasme, kad problemos reikia ieškoti ne žmonėse, problemos reikia ieškoti socialinėse struktūrose, mūsų visuomenės požiūrį į negalią, į mūsų daromus sprendimus, kurie gali paliesti žmonės su negalia. Ir jeigu tie sprendimai yra kokybiški, jeigu mes mąstome apie negalią kaip apie žmogiškosios įvairovės dalį, galbūt netgi sakyčiau žmogiškumo fenomeno įvairovės dalį, tai ir tie sprendimai jie gali būti orientuoti būtent į žmonių su negalia įgalinimą. Ir aš pats esu linkęs pradėti vartoti kitą terminą, turiu minty ne negalios terminą, bet neįgalintumo terminą. Mes kalbame, aš norėčiau kalbėti apie žmonės su negalia, ne kaip turinčius tarsi kažkokį trūkumą, kurį galbūt galėtų implikuoti sąvoką negalia, nors vėlgi čia, jeigu gilintumėmės į šių sąvokų istoriją, mes turbūt labai daug ką galėtume pasakyti apie tikrasias šių sąvokų intencijas ir reikšmes. Bet man atrodo, kad mąstant apie negalios fenomeną ir apie žmonių su negalia gyvenimą ar gyvenimus,
kur kas tikslingiau būtų pereiti prie sąvokos neįgalintieji. Na, kaip nurodant į tai, kad yra didelė žmonių bendruomenė, kuriai tiesiog nėra sudarytos sąlygos gyventi orų gyvenimą ir patirti visą gyvenimą taip, kaip jie galėtų patirti, jeigu tos sąlygos būtų sudarytos. Aha, nebe neįgalieji, o neįgalintieji. Bet norėčiau dabar truputėlį biškutį stabtelėti, mes grįšim prie tos sąvokos konkrečios, bet irgi čia yra susiję. Dabar galvoju, pats, ne veltui filosofas, bet kur čia yra advokacijos arba pilietinės kovos už teisės tų neįgalintųjų, kai, sakykime, mes šiandien, jeigu paimsim negalios diskursą visuomeniai, politiniam lygmenį, visuomenės lygmenį, mes jį turim labai stiprų, mes turim Jungtinių tautų asmenų su negalia teisių konvenciją ir už to yra, ir ką mes turim ir Lietuvoje, tai yra kova už žmonių su negalia teisės. Ir aš taip dabar galvoju, klausaus, kadagi apie tas teisės paminės ir kova prieš, tai yra antidiskriminacinė kova prieš diskriminaciją, bet pats mastai truputėlį kitaip, ne visai įprastai, ne mainstreamiškai, sakykime, ne pagal srovę, kas yra dabar, mes turim srovę tokią, tokią visur ir Lietuvoje tame tarpe, bet kažkur kitaip, nenoriu sakyti filosofiškai, bet daugiau apie tai, apie kokia ta realybė yra ir kokia jinai galėtų būti. Iš tikrųjų taip, man atrodo, kad mąstant apie realybę, kaip jūs pasakėt, filosofų duona yra mąstyti apie tikrovę, apie realybę ir apie žmogų bendriausia prasme. Tai mano intencija, mąstant apie visus šitos dalykus, yra permąstyti ir pačią antropologiją arba žmogaus supratimą ir parodyti tuo pačiu, vykdant šitą uždavinį, kad mes kaip visuomenė iš tikrųjų labai daug prarandame, mąstydami negalią iš negatyvumo tokios perspektyvos, kaip jau minėjau, iš tokios deficitinės perspektyvos. Ir dėl šios priežasties mes iš tikrųjų turime aktyviau veikti ir socialinėje erdvėje, teisių erdvėje, kaip jūs minėjote, kur būtų suprastas vienas pamatinis dalykas, kad neįgalieji žmonės turintys negalią yra žmonės su dideliu potencialu. Tačiau tas jų potencialas yra ribojamas būtent netobulos socialinės aplinkos. Jisai nėra duotas neįgaliesiems negalią turintiems žmonėms kaip kažkokia jų prigimties dalis. Negalią turintys žmonės turi potencialą ir apie tai beje kalba jūsų minėta Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija. Tačiau problema yra tai, kad jie iš tikrųjų yra diskriminuojami. Ta prasme, kad jiems yra nesudaromos sąlygos jų turimą potencialą realizuoti. Ir būtent dėl šios priežasties, mano įsitikinimu, mes turime pereiti nuo sąvokos neįgalieji arba neįgalieji asmenys, nugalintieji, prie sąvokos neįgalintieji. Tai yra tie žmonės,
kurie, kaip ir visi kiti žmonės, turi tam tikrą egzistencinį potencialą ir turi teisę jį realizuoti. Turiu klausimą. Dabar du klausimai kilo beklausant. Kiek tam vis tiek grįžtų truputėlį antidiskriminacinį diskursą, kitaip tariant, tam tikrą pakelti politinį lygį. Tai yra, pats turi ir politologinį išsilavinimą, stiprų politologinį išsilavinimą, tai kiek, sakykim, vis tiek politinis aspektas yra svarbus, kalbant apie neįgalintuosius ir būtent apie įgalinimą. Tai aš manau, kad čia yra jį pavadinti svarbiu būti per maža. Aš manau, tai yra lemiamas aspektas, nes tai yra mūsų kaip visuomenės, kaip tam tikros politinės bendruomenės sprendimas, ar sakyčiau netgi pareiga, matyti kiekvieną žmogų, nepaisant jo fizinių, mentalinių ar kitokių ypatybių, kaip nelikstamos vertės, kaip didelį potencialą turinti žmogų, kuris gali gerinti mūsų visų, tai yra visuomenės gyvenimą savo būtimi ir savo, čia jau vėl grįžtu prie tos sąvokos įgalintumu. Tai pirmiausia, mes labai dažnai nuvertiname žmonės, sakydami, jisai neįgalus, jis negali to ar ano, tačiau mes labai retai paklausėme, o ką mes kaip visuomenė esame padarę, kad to žmogaus galios iš tikrųjų galėtų būti realizuotos. Gerai, potencialas. Tada truputėlį iš kitos pusės pasižiūrėkim, pats minėjai apie reabilitaciją, 3 metų, buvimą su tėvais reabilitacijos sanatorijoje ar kur ten ligoniniai. Bet klausimas tada apie šeimos arba vaiko su negale tėvų svarbą tam potencialui, pradėti augti. Ir mes žinome, kad labai daug vaikų su negale patenka į globos institucijas arba vienaip arba kitaip, arba paskui vėliau kažkaip patenka į specialųjį ugdymą. Žodžiu, atskiriami nuo to, kas yra įprasta visiems vaikams, kad turi vaikai, auga su tėvais, mokosi kartu su visais vaikais. Kiek svarbu tas tėvų, visų pirma kalbant šeimos, tėvų, ne institucijos vaidmuo žmonių su negale, mes kalbėkime apie įvairias negales, mes galim judėjimo negalę, fizinę negalę, bet ir sensorinės negalios, regos, klausos, mes turime intelekto negalę, mes turime labai platų spektrą labai. Kiek svarbu yra šeimos vaidmuo arba tėvų vaidmuo vaikui su negale vystyti savo potencialą? Aš irgi pasakyčiau taip iš karto, jeigu taip labai trumpai, tai irgi labai didelis ar netgi lemiamas vaidmuo. Tačiau aš iš karto turiu padaryti šiokį tokį prisipažinimą, kad aš nesu objektyvus ta prasme, kad mano subjektyvi patirtis, mano šeimos patirtis, mano tėvų rūpesčio ir pagalbos man patirtis, ko gero neleidžia matyti labai objektyviai viso negalios vaizdo, turiu minty žmonių ir auginančių vaikus su negale ir vaikų su negale, akimis žvelgiant visos situacijos, nes aš iš tikrųjų turėjau ir turiu, ačiū Dievui, labai rūpestingus tėvus, kurie lydėdavo mane visą gyvenimą visur, į sanatorijas, į mokyklą, į universitetus. Jų dėka aš galėjau gyventi tikrai pilnavertį gyvenimą. Aš nežinau, ar tai galima, žinote, pavadinti šiokia tokia gyvenimo loterija,
kur man iš tikrųjų pasisekė. Aš nežinau, ar visiems žmonėms taip pasiseka gyvenime, tačiau aš žinau, kad žmonės auginantys vaiką ar vaikus su negalia iš tikrųjų susiduria su gausybė įvairiausių iššūkių, kuriuos taip bendriausia prasme būtų galima pavadinti socialiniais iššūkiais. Ir dėl šios priežasties aš, kaip sakau, negalėdamas remtis vien tik tai subjektyvia savo patirtimi, kuri yra labai sėkmingas atvejis, ar ne, aš sakau, kad kiekvienas žmogus, mūsų visuomenės, bendruomenės narys yra vertingas ir vertas besąlyginio visuomenės rūpesčio. Vėlgi, jeigu mes grįžtume prie konvencijos teksto, galėtume sakyti, kad nepaisant to, koks pagalbos lygis yra, Reikalingas. taip, yra reikalingas, ar tai žmogui su negalia, ar tai jo šeimai, kuri rūpinasi žmogumi su negalia. Turi būti viskas padaryta maksimaliai visuomenės galimybė. Pagalbos nesuteikimas šeimai ir vaikui su negalia, tai reiškia, kad mes, taip smarkiai sakau, žlugdom potencialą žmogaus, kokia negalia bebūtų, augantį potencialą. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir mano negalios apmąstymas, čia turbūt dar nepaminėjom to, jisai yra vykdomas iš vadinamosios transhumanistinės perspektyvos. Nežinau, ar visi yra susipažinę su šia. Labai trumpai, vieno sakiniu Trumpai tai galima būtų pasakyti, kad transhumanizmo yra idėja tokia, kad mokslinio ir technologinio žinojimo būdu esamą žmogų galima kažkaip pagerinti, ar ne? Tai mąstydamas apie negalią, aš tikrai nemąstau iš šios transhumanistinės perspektyvos kaip kažkokį grand projektą. Čia yra labai daug visokių populiarių vizijų, kad štai žmogaus padarysime dievą, homo deus, ar ne? Tai ne. Ne apie tai mintis yra, tikrai ne. Mintis yra ta, kad šita mąstymo paradigma, kad bendrausia prasme mokslinio ir technologinio žinojimo būdu iš tikrųjų galima pagerinti žmogišką egzistencinę būklę, gali būti taikoma mąstant apie negalią situaciją tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Mes turime augančias žinojimo galias, turime augančias technologinės galias ir visokias kitokias galias, kurių yra kilmė socialinė, ne? Tai mintis yra ta, kad būtent visa šita galia turėtų būti panaudota negalios patirties įgalinimui, ne jos paneigimui, atmetimui, į ką iš esmės nurodo diskriminacija žodžio etimologija, ne? Bet į jos raiškos įgalinimą. Paskutinis klausimas. Ką negalios potencialas duoda visuomeniai, pasauliui, kitiems žmonėms, kurie neturi negalios? Čia iš tikrųjų yra labai didelis ir platus klausimas. Mes iš tikrųjų galime kalbėti apie unikalias kultūras, pavyzdžiui, meninės formas. Tiesą sakant, man teko pabendrauti su kai kuriais kolegom, kurie dirba, pavyzdžiui, menotyros srityse ir net dideli, sakykime, šios srities žinovai, jie dar iki pat dabar nelabai yra susipažinę su negalios meno konceptu. Menkai yra žinomas toks dalykas kaip brute art ar art brute, ar ne? Tai čia vienas siauras vienas iš aspektų. Apskritai, toks iš filosofinės pozicijos mąstant apie negalią, mes galėtume ją mąstyti ir kaip
žmogiškųjų santykių pagrindą. Man atrodo, kad filosofija, visa jos istorija buvo pasukusi, šiek tiek ydingu keliu, ta prasme, kad viskas, ko norėjo filosofija, tai mąstyti tiktai apie žmogaus galią. Bet negalios klausimas liko per mažai apmąstytas. Tiesa, kai kurių filosofų darbuose jisai iškyla labai fundamentaliai. Ir čia grįžtant prie jūsų klausimo, ką gali duoti negalia žmonių santykiams, aš norėčiau ir galėčiau prisiminti tokį filosofą iškilų kaip Martinas Heideggeris, kuris kalbėjo apie tai, kad pats žmogaus baigtinumo arba jo ribotumo faktas, ar ne? Bet tą ribotumą reikia suvokti ne kaip kažkokį negatyvų dalyką. Tai kaip žmogiškosios būklės neatskiriamą dalį reikėtų mąstyti, tą baigtinumą, ne? Jis yra visų žmogiškųjų santykių pamatas, ta prasme, kad visi mes suvokiame, mąstydami vieni apie kitus, kad esame ne tik kažkokie supermenai galingi, bet tuo pačiu ir žmonės su savo pažeidžiamumais. Kiekvieno žmogaus pažeidžiamumu. Kiekvienas žmogus kažkada kažkuriuo savo gyvenimo momentu turės tokią būklę, kuriam reikės pagalbos, kuriam reikės paramos, kurio, sakykime, kiti aplinkui matytų jo potencialą, kad ir kokios būklės tas žmogus būtų. Taip. Ir va čia yra būtent iškyla etinio potencialo klausimas. Mariau. Kaip mes galime vienas su kitu bendrauti, mąstydami vienas apie kitą ne tik iš kažkokių dalių, bet ir iš negalios perspektyvos. Mariau, labai ačiū. Aš manau, kad kiekviena, kuri pamatė šitą mūsų dialogą, galbūt iš tikrųjų pamąstys ir tiesiog pamąstys tą prasme, kad šiek tiek, pasaulis prasivėrė. Ačiū pokalbiui su tavimi. Ačiū Jums labai. Ačiū.